Taip, visą Tai ekraną. labą dieną dar kartą. Aš labai tikiuosi, kad atliepsiu kolegių, kurios prieš tai kalbėjo ypatingai apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, nes aš ir atstovauju šitai būtent grupiai, sakykime, tai aš esu Ligita Petkuvienė iš Šiaulių Lopšelio darželio Dvilapės, kuriame dirbu logopedę ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Tai trumpai apie save, kaip aš atsiradau toje Kaudvyk bendruomenėje, kur iš tikrųjų labai didžiuojasi, tapusi iš 10 vedlių mokytojų, man tai didelė garbė. Ir žinoma, turbūt pradžia prasidėjo kaip ir daugumai nuo Etvinink projektų ir ten atsirado ir Kaudvyk. Ir tai yra iš tikrųjų Europos iniciatyva, kuris skatina vaikus, jaunimą, suaugusius pažinti su programavimo, technologijų ir kūrybiškumo pasauliu. Ir aš manau, įtraukti darželio vaikus tai ypatingai svarbu, nes jie yra maži ir jiems reikia, kuo anksčiau suprasti, nes mūsų pasaulis viskas labai greitai bėga į priekį. Ir būtina pradėti nuo tų mažų dienų. Ir vakar kolegė praeitą kartą labai gražiai pristatė iš programos tikslus apie skaitmeninį raštingumą, tai aš turbūt ir nesiplėtosiu. Diana girdėjau labai taip aiškiai ir tikslingai, kodėl tai reikia daryti, tai aš taip trumpai bandysiu pagrįsti, kodėl. Na ir kodėl verta organizuoti tas veiklas? Tai visų pirma, tai yra loginio ir kritinio mąstymo ugdymas, kas yra vaikams svarbu ir ko labai trūksta, nes jie ateina, tokie įsiblaškę ir tų klausimų jiems kyla įvairiausių, ir tų problemų sprendimas dar stringa. Tai visos šitos veiklos ir visa tai padeda. Kūrybiškumo skatinimas. Ir aš kaip sakau, supaprastintas kūrybiškumas, kas yra naudingas ir mums, nes labai aukštom frazėm su vaikais nepakalbėsi, bet aš žinau, kad mokytojos darželiai yra labai kūrybingos ir tuo užkrečia vaikus. Man kaip logopedija yra labai svarbu ir kalbinės raiškos lavinimas. Tai labai irgi viena iš idėjų, kaip vaikai gali programuoti robotukus, o tie robotukai gali būti ir draugas netgi, ar ne, ir kažkokias tai sekas ir žinoma tai plėtoja žodyną. Kas be ko komandinio darbo įgūdžiai, kas yra labai svarbu, nes gyvenime ir ateityje visgi reikės išmokti dirbti ir porom, ir grupėm. Ir galbūt ir atsiskleis kažkokios tai savybės, ar tu esi lyderis, ar tu gebi padėti kažkaip, tai vėlgi labai svarbu. Žinoma, motyvacija. Vaikai dalyvaudamėsi veiklose, jie įsitraukia ir tas mokymasis netampa kažkoks tai nuobodus, o tiesiog kažkokios džiaugsmingos veiklos. Aišku, svarbu ir technologijų pažinimo pradmenis, tai darželėje, žinoma, mes neturim ten daug tų įvairių priemonių, išskyrus, kaip sakė, ir nebitutės, keletas planšečių, aišku, smart lenta, bet per kitas veiklas įmanoma juos supažindinti paprastesniu būdu. Man labai svarbu, kad tai yra galimybė kalbėti tokiom globaliom temom, kaip apie ekologiją, lyčių skirtumus, saugumą internete, tai labai šiek tiek supaprastina, kas yra vaikams dar ne visada suprantama ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams. Ir žinoma, yra sunkumų kartais, tai ypač darželėje, tai vaikų amžius, žinoma, jie greitai pavargsta, tai todėl mes turim taip juos užkurti, taip, kaip sakau, pačius užkoduoti, kad jie tas veiklas pamiltų. Skirtingi gebėjimai, ar ne, kaip sakė, užsirašiau netgi Julija, ar ne, pas ją maži vaikai, bet aš manau, kad turbūt supratau, kad tikrai bus kūrybinga mokytoja ir kažką sugalvos, kaip jiem tas taisyklės, tas kodavimo kažkaip išaiškinti. Kaip minėjau, priemonių trūkumas. Tikrai baltai pavydžiu mokykloms, kurie turi daugiau ir turi galimybę,
kažką padaryti įdomiau. Mums reikia ieškoti įvairiausių būdų, kaip tose Code Week veiklose taip įdomiai sudalyvauti. Mokytojų pasirengimas. Tikrai kartais, nežinau, kodėl taip yra, bet iki mokyklinio, prieš mokyklinio amžiaus mokytojai, žinoma, ne visi, bet kai kurie tiesiog kažkaip jaučiasi neužtikrinti, kad jie neįveiks tų kodavimo temų, nors aš manau, kad tikrai taip nėra, tik tai galbūt pritrūksta drąsos. Tai aš tikiuosi, kad viena iš tų misijų padrąsinti visus daryti ir nebijoti. Na ir laiko planavimas. Manau, kad ir mokykloje panašiai, bet darželėje taip pat. Dirbame intensyviai, tad tikrai reikia surasti tų plyšelių, kur mums tas veiklas integruoti. Ir išlaikyti, aišku, vaikų motivaciją, nes ypatingai šio amžiaus, šios kartos vaikai, jie labai taip greit peršoka ir jiem greitai atsibosta, tai mūsų tikslas kažkaip juos, taip sudominti. Na ir turbūt pereisiu prie savo vykdytų veiklų ir visas mano kelias, kaip aš užaugau šiuose veiklose. Pradėjau aš jas vykdyti prieš 6 metus, kaip sakiau, įsijungdama į Edwinning projektus. Ir pirmosios mano veiklos buvo apie ekologiją ir jos tikrai buvo be kompiuterių. Tai pirmoji veikla užregistruota buvo irgi iš Edwinning projekto, važiuoju be automobilio, tausoju savo žemę, ir antroji panaši, kodėl žemė verkia. Tai viskas buvo apie ekologiją ir mes irgi gebėjom rasti tokius tvaraus mobilumo sprendimus. Ir tose veiklose vaikam vėlgi lengva ir tas kodavimo veiklas įvesti, pavyzdžiui, galima susiplanuoti maršrutą aplink darželį, kažkur tai į kažkokią kitą įstaigą, į namus. O dabar tai dar palengvina, nes labai paprasta, turim žingsniamačius, turim Google Maps, tai iš tikrųjų vaikus sudominti ir apie tą ekologiją pakalbėti, ar ne, kodėl čia dviratį naudoti, kodėl autobusu važiuoti, o ne mašina, ir tada kaip tą autobusą susirasti, dabar visuose miestuose programėlės. Tai vėlgi tą kodavimą labai nesudėtinga įvesti ir patiems mažiesiems. Nors žinoma, būna visokių tų kuriozų, bet sakau, iš patirties, tai pavyzdžiui, mes Šiauliuose aš į Akropolį kelią žiūrim ir koduojam, nes vaikam įdomu, jie ir patys pasiūlo ir tikrai susidomi ir palieka jam aktualu ir tėvams grįžę aiškina, kad gal geriau eikim pėsčiom, o ten ne mašina važiuokim, ypač jeigu ten atstumas trumpas. Tai tikrai juos labai sudomina. Tai tokia buvo mano pradžia prieš 6 metus. Ir tikrai be kompiuterio veiklos ir manau, kad ir dabar jas toliau vystome ir užprogramuojame ir koduojame su telefonais naudojam. Tai kaip sakiau, pavyko. Na ir toliau jau ir pati tobulėju ir galbūt labai puikiai atsimenat, aš irgi atsimenu, tai prieš 4 metus atsirado šitie garsus QR kodai. Visi viską pradėjom koduoti, tai kogi ir nepabandžius su vaikais. Tai viena iš pirmųjų buvo, kas slepiasi po QR kodų. Tai planšetinius kompiuterius naudojom, telefonus ir bandėm viską atkoduoti. Žinoma, bitutės. Tai kaip čia be tų bitučių, tai iš tikrųjų tai yra tikras gėris darželyje, nes vaikus labai žavi. Ir tikrai matau, kad tos programavimo įgūdžius labai lavina, nes pakankamai sudėtinga, kur kairė, kur dešinė, tai ir savokos, ir tą kelią surasti pakankamai sunku. Ir, žodžiu, vyksta tikras darželinis programavimas, kaip sakau. Vienam projekte įtraukiau tokį įdomų dalyką – binarinius kodus. Na ir iš tikrųjų aplankė sėkmė, vaikam labai patiko, tai vėlgi kompiuterinė kalba, bet, paprastuoju būdu. Bandžiau paaiškinti, kad kompiuteris irgi turi savo kalbą ir ten tik tai nuliukai ir vienetukai ir mes tuo būdu užkodavome savo vardus, vaikai ir draugų vardus kodavo
Na ir tokia tikrai gavosi įdomi veikla. Na, aš kaip sakau, visada mėgstu iššūkius. Nu, pabandysiu, nesigaus, bet tikrai gavosi ir, na, tokia sėkminga veikla ir va toliau tikrai panaudojam ir kitose, integruojam į kitas veiklas. Na ir tobulėju toliau. Žinoma, Edwinning projektai, na ir vat, su skirtingų šalių vaikais kūrėme pikselių meno kūrinius, tai labai populiari veikla darželyje, ypatingai tikrai ne vieną kartą yra naudojama programa Blockbuster, kuri gali vieningai iš visų projektų, na, va, tokį padaryti bendrą darbą. Tai labai naudinga svetainė ir ten galima ir įvairiausius paveikslėlius savo įdėti, tai tikrai rekomenduoju. Toliau perėjom jau šiek tiek, na, sakykime, aukščiau prie minčių žemėlapių, kuriame aš panaudojau Canva ir mums tai peraugo su kolegė kartu dirbame, tai beveik kiekvieną penktadienį mes darome minčių žemėlapius su Canva. Ir vaikam vėlgi reikia, na, tiesiog užprogramuoti žingsnius, ne, tai ką mes dabar ten darysim. Rugsėjo mėnesį, vat ir vat, čia tada irgi, ką mes ten dėsim, na, kas tas minčių žemėlapis. Tai išsiaiškinam žingsnius, kam jisai reikalingas, kodėl jisai čia vadinasi žemėlapis ar ne. Ir na, mums visai sėkmingai sekasi apibendrinti visą savaitę, visus žingsnius, palaipsniui, pirmadienį, ką nuveikėm, ką antradienį, ką trečiadienį ir taip toliau, kas vyko, kas nepavyko. Tai vėlgi ir kritinį mąstymą ugdo, ir vat, refleksijos gebėjimus, ir problemų sprendimą. Tai manau irgi vat, tokia sėkminga ir kompiuterio reikia, bet, na, ne tiek daug. Aš kaip logopedė, vėlgi šiek tiek grįšiu į QR kodus, tai galbūt kažkas, kas dirba, žinot pačios, logopedo pratybos, na, atvirai šiek tiek yra pakankamai nuobodžios. Tai man užkodavus visus tuos etapus, ar net ten artikuliacinę mankštą, gramatikos užduotis ir visa kita, iš tikrųjų vaikam labiau patiko, tai dabar pas mane ant veidrodžio kabo, ant spintelės, na ir vaikai sėkmingai atsikoduoja ir daryti jas užduotis tikrai linksmiau. Ir šios vasaros iššūkis Code for Summer, tai yra kodavimo veikla su SEG gyvūno pėdomis Raskoda. Iš tikrųjų labai linksmai pritaikėm ir vaikai kodavo be kompiuterių, tiesiog panaudodami korteles, rodyklės, gyvūnus. Mes ir pajudėjom, ir loginį mąstymą reikėjo palavinti, ir reikėjo bendradarbiauti, ar ne, vat, sudėti, kas kaip nori, kas, aš draugų užkoduosiu, ir erdvinį suvokimą, kaip sakiau, kairė dešinė, silpnoji pusė, tai tikrai irgi, iš tikrųjų tą veiklą, sakyčiau, aplankė sėkmė ir kas nori tas korteles panaudoti, tai tikrai galit užeiti, yra svetainė Facebook grupėje, šitos kortelės yra. Na ir paskutinė, tai vat, vėlgi mano asmeninis iššūkis, aš kaip vadinu, ir patirta sėkmė, nes man šita tema buvo labai įdomi, bet aš visą savaitę tikrai galvau, kaip man ją reikia pateikti darželyje. Tai buvo pavasarį, merginų skaitmeninė savaitė, Girls in Digital. Ir, na, su tokiais mažais šnekėti, tai galvoju, bet pabandysiu. Na ir sukūriau Code Week veiklą, kas gali būti. Ir pradėjom nuo to, kad tikrai ilgai ieškojau, kaip čia man pateikti. Tai tikrai radau daug informacijos, žinoma, gaila, kad anglų kalba, na, bet vertimo būdu, diskusijų būdu apžiūrėjom moteris turbūt nuo 18 amžiaus, kiek jos yra pasiekusios, kiek jos yra davusios pasauliui.
ir nepatikėsit, užkibo tie mano vaikai ir tos mergaitės, čia kažkas ir kaip, vat, ten kažkas išrado medžiagą šalmams, Marijos Kiuri atradimai rengenui pasitarnavo, ar ne, dabar gali peršviesti mūsų organizmą. Tai taip paprastom diskusijom, na, aš pasiekiau tą sėkmę. Ir dar viena sėkmė buvo, tai va 2 knygos, Vakaro mergaitėms maištininkėms, 1 ir 2 dalis. Tai aš jas skaičiau pietų miego metu, tai kiek tų klausimų ten irgi išgirdau ir tos istorijos labai sudomino ir jie tiesiog laukdavo. Tai 2 dalį nulėkiau, nusipirkau pati ir dabar tikrai laukiu, nekantrauju, net ne veiklų metu Kaudvyk, bet tiesiog aš jas skaitysiu, nes pastebėjau, kaip yra svarbu, nes, na, kaip taisyklė, mergaitės nori būti arba pardavėjom, arba mokytojom ir tuo ir baigėsi vat, tas supratimas, kad mergaitės irgi gali ir programuoti, ir daryti vyriškus darbus, ir skraidyti, ir tuo pačiu ir berniukai. Berniukai gali dirbti ir mokytojais, berniukai gali būti ir nežinau, baleto šokėjais, ko darželį kartais neįsivaizduoja, na, dar vis tiek jam tas lyčių skirtumai nelabai suprantami. Tai vat mano tokios būtų pagrindinės veiklos. Na ir norėčiau įvardinti kelias tas vertybės, kurios man yra labai svarbios. Tai yra įtrauktis. Kodavimas tikrai tinka visiems, nepaisant lyties ar patirties, kaip sakiau, tik reikia išdrįsti. Žaismingumas, ypatingai darželėje, tai svarbu koduoti per žaidimą ir atradimą, kad vau, kažką atradau, kažkas man taip tiesiog pasisekė. Lyčių lygybė, kaip minėjau paskutiniam projekte, aš manau, kad man pasisekė mažai žingsneliais, bet tikrai daug mergaičių galbūt sužinojo daugiau, kad gali būti kažkuo kitu. Ir žinoma, mokomės kartu, augame ar ne, vat būname tokie bendruomeniški. Na ir mokytojai uždrįs dalyvauti pats, užkrės kolegas ir žinoma, užkoduok vaikus. Na ir su manim galima taip pat susisiekti bendruomenės puslapyje ir siūlau tikrai prisijungti, kas dar neprisijungėt prie lietuviškos Kaudvyk svetainės ir prie Europos, kur jau dabar yra pasipylę įvairiausių Kaudvyk veiklų, jums tereikia tik prisijungti, yra kodai, na ir sėkmės dalyvaujant. Ačiū.